21 uždavinys. Reikia paveikslę pavaizduoti trikampio ABC. Gerai, čia iš naujo. Antras dublis. 21 užduotis. Turime trikampį ABC, kraštinių ilgį ABC sudaro didėjančią aritmetinę progresiją. Iš viršūnės B nubrėžta trikampio aukštinė. Apskaičiuokite šios aukštinės H ir į trikampį įbrėžto apskritimo spindulio R ilgių santykį. Tai kas yra vadinasi į trikampį įbrėžtas apskritimas? Reiškia, jis yra viduje. Jeigu būtų apibrėžtas aplink trikampį, tai atrodytų štai taip. Tai šiuo atveju R didžioji būtų spindulys, šiuo atveju šis spindulys vadintųsi R mažąja raide. Dabar šitą uždavinį galima padaryti pasitelkiant formulinę esančiamis formulėmis. Ir vat kaip tik ieškome, kur yra ta R mažoji. Ji yra čia. Ir mes galime apskaičiuoti, vadinasi, plotą su šitą formulę. P mažoji yra pusperimetris. Pusė perimetro, tai reiškia tiesiog padalinti visą perimetrą iš 2. Ir dabar sakoma, kad tą trikampio plotą galėtume apskaičiuoti pagal tokią formulę. Bet taip pat, bet kokio trikampio formulę galime gauti aukštinę padauginę iš pagrindo ir padalinę iš 2. Nesimatė, kur parašiau. Tai čia aukštinė kart pagrindas padalintas iš 2. Na, iš esmės mes galime pasakyti, kad jeigu ir vienaip, ir kitaip galime apskaičiuoti tą patį plotą, tai galime pasakyti, kad ir abi šios formulės yra tokios pačios. Tai taip ir užsirašykime. Spindulys kart pusperimetris yra tas pats, kas aukštinė kart, kažkoks pagrindas padalintas iš 2. Dabar aukštinę turime štai čia, o pagrindas, į kurį mes brėžime tą aukštinę, tai yra B. Tai vietoje A raidės aš turiu parašyti B raidę. Štai ir viskas. Tai va, dabar pusperimetris. Kas tai yra? Tai yra A plus B plus C padalinta iš 2. Taip ir parašykime, kad spindulį dauginame iš A plus B plus C padalinta iš 2. Kitą pusę kol kas palikime taip, kaip yra. Pasidauginkime abi dvi lygties pusės iš 2 ir gaunasi, kad spindulys plus štai šis visas reiškinys gaunasi lygus. Važiuojame toliau. Dabar buvo pasakyta, kad A plus B plus C yra taip. Tai yra vadinasi... aš dar sugalvojau, kaip galima buvo kitaip padaryti. Štai tai yra aritmetinės, progresijos nariai. Dabar man buvo visai, galėjau rašyti, kad yra A, tada B būtų tas pats, kas A plus skirtumas. Galim rašyti, kad C bus, vadinasi, A plus 2D. Bet tada atsiranda vis tiek labai daug nežinomųjų. Dabar matom, kad kitoj pusė yra B. Tai šitą B palikim ir kaip tik padarykim atvirkščiai. Tegu čia bus B minus skirtumas, o C tegu būna B plus skirtumas. Ir dabar ką galima pastebėti. Šios D tiesiog paima ir išsiprastina, tuomet lieka spindulys kart, skliausteliuose liko 1, 2, 3 B raidės. Dabar mūsų užduotis prašė rasti santykį HR. Tai mes kaip tik čia turime H, tai galėtumėm abi dvi lygties pusės pasidalinti iš spindulio. Tuomet lygtų 3B lygu HB padalinta iš R. Na ir dabar galime iš abiejų lygties pusių 1B padalinti. Tai kas įvyksta? Vadinasi, čia dalyba iš B. Ir čia galiu parašyti dalybą iš B, arba galiu ją štai taip parašyti. Vadinasi, čia B nebelieka ir čia nebelieka B. Tai to pasekoj tas santykis aukštinės ir spindulio yra lygus 3.